Man atrodo, tai buvo 2000-ųjų pradžioje, kai Wikileaks paskelbė dokumentą apie Lietuvą, kuriame JAV valstybės departamentas reiškė susirūpinimą, kad Lietuvos žiniasklaida ir politinės partijos kritikuoja Džordžą Sorošą. Valstybės departamentas parengė ilgą pranešimą, kurį Wikileaks paviešino. Šis dokumentas taip pat yra mano X paskyroje. JAV valstybės departamentas pateikė veiksmų planą, kaip apsaugoti Džordžą Sorošą nuo kritikos, kaip jie palaikys slaptą bendravimą su savo sąjungininkais Lietuvos vyriausybėje, kaip bandys uždaryti tuos žiniasklaidos kanalus, kaip padidins finansavimą, kad kompensuotų neigiamą poveikį. Visą tai tik tam, kad būtų apsaugota vieno žmogaus įkurta organizacija. Mes mokesčių mokėtojai už tai mokame. Mes finansuojame JAV ambasadą Lietuvoje, kuri dirba kartu su JAV valstybės departamentu, kad įtikintų kongresą skirti daugiau lėšų, organizuotų susitikimus, derintų strategijas. Visą tai daroma tik dėl vienos nevyriausybinės organizacijos, esančios nedidelėje šalyje, kažkur kitame pasaulio gale. Lietuvoje. Tačiau būtent šiame Wikileaks dokumente aiškiai matyti, koks svarbus šis klausimas platesniai strategijai. Valstybės departamentas atvirai rašo, kad atviros visuomenės institutas Lietuvoje yra esminėje valstybės politikos dalis, kad jie turi ryšius ir tinklus su svarbiais valdančiosios partijos nariais, kuriuos faktiškai į valdžią sėkmingai atvedė pas JAV valstybės departamentas. Jie patys pripažįsta, kad tai viskas, kas sakoma apie Sorošo vaidmenį žvalgyboje, apie jo svarbą JAV geopolitikoje yra tiesa. Ir tuo pačiu metu kuria strategiją, kaip visą tai paneigti ir pateikti kaip melą. Tuo pat metu jie mobilizuoja visas Amerikos diplomatinės ir finansinės priemonės tam, kad nutildytų kritiką ir sustabdytų neigiamą informaciją apie Sorošą, nes tai traktuojama kaip puolimas prieš pačią ambasadą. O puolimas prieš ambasadą reiškia puolimą prieš visą jos tinklą, žvalgybą, nevyriausybinių organizacijų sektorių, diplomatiją ir net karinę dalį.